Intuicija – moters potencialo raktas. Šiandieną mūsų webinaro tema tokia, tai yra jau trečiasis webinaras cikle New Age moteris, naujo amžiaus moteris su Asta Raginyte Nova. Ir sveikinuosi su visais, kurie dalyvaujat gyvai, pagrindė tai moteris, ir tos, kurios žiūrit įraše. Ir paprašysiu iš karto jūsų reakcijų, kaip mane girdit, kaip matosi, ar yra garsas, ar viskas tvarkoj. Tuoj aš žiūriu į kitą, pasiruošiu kitą ekraną, truputėlį šoną žiūrėsiu, šalia stovi čia manęs. Ir mes pradėsim, aš noriu matyti čia jūsų komentarus. Aha, matau, kad viskas vyksta. Gerai. Parašykit, prašau, gerai, ar viskas girdisi, ar viskas matosi. Dar lukuriuoju. Tai ką, brangiosios, jau vasarėlė pasibaigė, kokie jūsų įspūdžiai, ką gražaus iš vasaros nešatės, girdisi. Ačiū, Irena. Gerai, tada aišku, kad girdisit. Gerai, pas mus labai karšta, aš gyvenu dar Ispanijoje, jeigu kas kartojasi tą, nes iš tikrųjų dar apie 30 laipsnių šilumos, tai nesistebėkit, kad aš ir ventiliatorių jungti, bet labai dar karšta, dar vasara pačiam, kaip sakyt, razgarė. Gerai. Merginos, visų pirma, ne visos gal dalyvavot pirmuosiuose to ciklo webinaruose, jie yra šioje grupėje ir YouTube bus įdėti. Tai aš tada truputėlį dar irgi užsiminsiu, kas tai yra ta New Age moteris, ar ne, kodėl iš viso aš tą ciklą darau, kodėl mes apie jį kalbam. Dabar iš tikrųjų mes, kaip žmonija, esam tokiam labai svarbiam evoliucinėme etape, tai yra epochų kaita. Kas iš jūsų tą jaučiat, suprantat, žinot, parašykit komentaruose, gerai? Ir tai, ką aš matau, ir asmeniškai pati šitame etape jis mane labai stipriai palietė. Palietė per vidinę transformaciją, kuri tikrai labai trūko ilgą laiką, sakyčiau, daugiau negu pusę metų. Ir dabar dar nepasakyčiau, kad man viskas labai aišku, bet jau vis tiek kitoks yra požiūris, supratimas ir todėl, ką aš į šitą ciklą dedu, tokius gan naujus dalykus, nes tikrai matau, kas labai daug kas keičiasi tame gyvenime, net kažkokios tai reikalavimai gyvenimo. Dabar, jeigu kažkas dalyvaujat, nes vis prisijungia naujų žmonių, tai aš dirbu jau 7 metus kaip vidinės asmeninės transformacijos ekspertė, esu sukūrusi ne vieną transformacinę programą ir tose sąmoningumo, dvasinio savęs pažinimo, savęs gylio reikaluose, ta prasme, stipriai tame gyvenu ir tai yra mano pagrindinė veikla, tai yra mano verslas, ką aš darau. Todėl aš čia nesu naujokė ir aš pati daugybę metų dirbau su savo asmeniniais mentoriais, ta prasme, vidinį darbą kapsčiau labai giliai. Ir aš matau, kad šitie dalykai vyksta, kaip pasakyti, kalba eina ne apie tuos žmonės, kurie ar ne dar gyvena labai miegodami tame automatizme, toj stiprioj aukoj. Bet dabar jau pasaulis, kaip pasakyti, tai kas vyksta, liečia ir tuos, kurie dirba kaip ekspertai, ten, sakykime, toj vidinės transformacijos srity. Suprantat apie ką? Tarp kitko, kas iš jūsų dirba toj srity? Parašykit taip, kas yra mano kolegės. Ir aš matau, kad šitie visi dalykai palietė ne tik tai mane, bet ir daug mano klienčių, taip, nes jos jau senai pas mane buvo. Tai viena programa, kurioje jos ten dalyvavo, tai viso gyvenimo netransformuojame. Vis tiek, ta prasme, mes suprantam, kad mums reikia vėl naujų dalykų ir nors ir programos mano tikrai yra stiprios, bet vis tiek, kaip pasakyti, žmonės susiduria su naujom problemom, su naujais iššūkiais. Tai ir daugelis mano klienčių, jos irgi dirba ir aš vadinu jas savo kolegėmis, nes jos ne tik tai vidinius dalykus praėjo su manim, bet ir mokėsi, kaip supakuoti savo patirtį, produktą, kaip išmokti dirbti socialiniuose tinkluose, mes daug kartų praėjom. Jaunis yra toks etapas, kada moteris keičia savo tą kryptį, labai daug neaišku.
Tai dar plus dabar jau, nu kaip pasakyti, labai daug dirba žmonių va šitoj srity. O seniau, kai aš pradėjau tikrai dar ir tos klientės, kurios pas mane atėjo, tai nebuvo dar populiaru ir labai daugam dar nedrąsu buvo išdrįsti. Tai vat. Ir aš bendraudama su jom, ar ne, matau, kad ir pas jas yra tokie dalykai, va tas New Age moters, kaip pasakyti, nu, praeinam tuos dalykus. Ir apie ką tai? Kad tai keičiasi tarytum gyvenimo taisyklės, nes dabar aš trumpam pasikartosiu, gerai, jeigu negirdėt ir jeigu ir girdėt, nes iš tikrųjų moteris išeina į tokią istorinėme kontekste kitokią rolę. Jeigu seniau daugybę metų moters galia, moters potencialas buvo slopinamas, tas vadinamas patriarchatas labai stiprus buvo, tai dabar moteriai tenka visiškai kita rolė ir daug atsakingesnė. Ir, ta prasme, istorinėme kontekste. Ir moteriai dabar laikas toksai išpakuoti savo tą vidinę prigimtį, galę, užimti tą poziciją, nes iš tikrųjų moteris pagal kūrėjo planą yra labai, kaip pasakyti, nu toks elementas, nu ypatingas, ar ne? Ta moters kūrybinė galia, moters potencialas, tai ir yra labai svarbu, kad moteris nebegyventų pagal tuos visus senus scenarius, pagal tos vadinamos 3D matricos programas, ar ne? Tai yra tai, kas nenatūralu, tai, kas ne mūsų tikroji prigimtis. Taip, tą, ką mes daugybę metų laikėme savim. Tai yra viso labo tik tai mūsų programos. Tai yra tiksliau ego programos, matricos programos, ar ne? Tas mūsų visas nepilnavertiškumas, susimenkinimas, tas aukos vaidmuo. Juk mes su tuo dirbom ir aš tikiuosi, kad ir jūs dirbot ir daug ką praėjot. Ir ypatingai tos, kurios dirba toj srity, nu, suprantat, apie ką aš kalbu. Ir merginos, ar jūs dabar stebit, kad iš tikrųjų tai, ką jūs jau buvot įvaldę, supratę, ar ne, ypatingai tos, kurios jau dirbat su tais vidiniais dalykais, ar jūs pastebit, kad kažkas jūs stipriai pradeda nebeveikti? Vat sakykim, nebeveikti, kai aš sakau, ar ne, bet kurioj gyvenimo srity. Kai kažkur jau nebesusitvarkai, kai tarytum įtraukia vėl į kažkokį chaosą, tai kalba ir apie santykius, ir apie mūsų būseną, ir apie veiklą, apie netgi tuos dalykus, kaip čia pasakyti, visokius mūsų vadinamus tuos įrankius vidiniam darbui, tos, kurios dirbate, ar ne, ten įvairios praktikos. Pavyzdžiui, aš matau labai ir girdžiu savo klienčių, kad tai nustoja veikti, todėl kad iš tikrųjų labai daug kas keičiasi mūsų kūne, mūsų psichikoje, iš vis aplinkui, va tos visos vibracijos. Kas iš jūsų, va parašykit man, kas va tą jaučiat, kad tikrai tokie dalykai vyksta. Jo, toliau dar tai gali būti irgi pasižymėti tuo, kad va žiūrėkit, va tai, kas mane įkvepia, kas labai domino, kas buvo toks tiesiog pašaukimas, tas nebedomina. Toliau aš nebematau prasmės tose dalykuose. Tokie vat nauji dalykai iš gyvenimo eina, ar ne? Pas ką taip yra? Parašykit man. Nes aš, kalbu vat tą intuiciją kaip moters potencialo raktas irgi tame kontekste. Ir dabar dar vienas svarbus momentas, vat, žiūrėkit, jūs turbūt esat pastebėję, kad, ir suprantat tokį dalyką, kad prie mūsų vis tiek ateina tokie žmonės, kurie kažkuo yra su mumis panašus. Panašus galbūt savo vertybėmis, ar ne, tie gyvenime ir ypatingai va šitoj sferui, kur mes dirbam, jeigu jūs dirbat panašiai kaip aš, ar ne, ten ekspertai, ten treneriai, coacheriai, kaip jūs ten save vadinat, jūs vis tiek suprantat, kad ateina žmonės su tam tikrom kažkokiom panašiom problemom, kad ateina žmonės su tom pačiom tokiom gyvenimiškom pamokom, kad ateina netgi su tokiom panašiom istorijom, ar ne? Kas mato tokius dalykus, parašykit komentaruose, parašykit, matau, tą suprantu. Ir lygiai, jeigu jūs net ir nedirbat, bet kai einat į įvairius mokymus, jūs turbūt irgi matot, kad tada grupėse būna irgi moteris su panašia patirtim, kažkokiais tai dalykais, tokiais, ar ne, kaip sako, panašu traukia, tame yra labai daug tiesos. Ir vat aš, kadangi turėjau tikrai tokią labai, jeigu aš žiūrėčiau į savo gyvenimą, aš nežinau, aš kelius romanus galėčiau parašyti, kiek pas mane visko buvo, kiek keitėsi, ar ne,
ten sakykim, nu aš ne tokia kaip visi, kaip dauguma. Ta prasme, ir aš kalbu tai ne iš tos tokios manijos didybės, bet aš turiu tą pripažinti. Pavyzdžiui, mano ten draugų, klasiokų tarpe, žmonės jie kitaip gyveno, o aš jau trečioj šaly gyvenau Anglijoj, dabar gyvenu jau Ispanijoje daug metų. Keičiau veiklas, keičiau verslus, ta prasme, su trečiu vyru, 3 partneriai, ar ne, mano gyvenė. Taip, tai vat, kaip sakau, žmonės pastatė namą, vaikus užaugina ir jie gyvena tokį gyvenimą normalų. Tai aš, į tuos normalumo rėmus netelpu. Vat kurios iš jūsų irgi jaučiat, kad, netelpu šitos normalumo rėmus. Todėl, vat iš tos temos aš sakau, arba mane domina tokios temos visai kitokios, dvasiniai dalykai, ar ne, intuicija, jausmai, ta prasme, potencialas, ten sielos patirtis. Tai, ne visi žmonėsgi tokiais dalykais domisi. Tai vat ir mano patirtis, šiandien aš nepasakosiu jos, aš daug ką mačiau ir praradimų, ir verslų, ir, ta prasme, ir santykiuose visokių dalykų buvo. Gyvenimas buvo toksai, kaip pasakyti, stipri karma buvo duota, jeigu taip galim buvo sakyti, arba pasirinkta. Ir prie manęs irgi ateina tokių tikrai moterų su tokia, gan sunkia patirtim. Ir ką aš dabar matau, kai pradedi jau lipti iš tos vadinamos tokios sunkios, kaip pasakytos karmos, ar ne, kada jau tu atrandi tą sąmoningumo kelią, tą dvasingumą, nežinau, kaip jūs ten vadinat, ar ne, tokį savęs pažinimo kelią, tai kas nematoma, ar ne, va tas, apie ką ten mes nesimokė mokyklai, tie visi dvasiniai dalykai, gilesni dalykai. Jau atrodo, jau tu randi, jau supranti, jau kaip gyventi, ar ne. Ir va dabartinis, va tas etapas, kaip sakau, va tas New Age, į kurį mes einam, jisai vėl labai viskas stipriai purta. Purta tiesiog iš pašaknų tai, kas dar netikra, kur dar kažkokios tai netiesos likę, kur kažkokio dar savęs sumažinimo, kur dar savęs tokio sumenkinimo, kur tu dar savęs kažkur tai nematai, išduodi, nesirenki savęs. Toksai tikrai sustiprinimo etapas, tos moteriškos galios atsiremti save. To sąžiningumo su savimi etapas, tokio užaugti dar stipriau dvasiškai sustiprėti. Ir vat, tai yra nepaprasta, kai tu jau viską kuri ir jau atrodo, jau tu žvaigždę nuraškysi nuo dangaus, jau kažkoks tai stabilumas, jų gyvenimas susitvarkė ir vėl pradeda kažkur tai vėl atsirasti tam tikros programos, vėl kažkokie neaiškus dalykai ir tikrai jie nėra paprasti, vat kaip sakau, nuo ko pradėjau, kad aš tą asmeninę transformaciją irgi praėjau ir dar ir dabar nepasakysiu, kad jinai man jau viskas labai aišku, aš dar kartą kartojuosi, yra tokia nuojauta, kad gal mes iš tikrųjų dabar jau nebegyvensim taip kaip seniau tame tokiame stabilume, nes reikės išmokti gyventi čia ir dabar, išgyventi tokius dalykus, priimti tai, kas yra. Ir tu visą laiką tokiame, kaip pasakyti, nežinomybės tokiam, ne tai kad koridoriui, bet tiesiog tavo ta kiekviena diena, tokia, kai tu nežinai, kas bus. Vat kas pastebit iš jūsų, kad nebėra tokių stabilių emocinių būsenų. Taip, kas jau pasiekėt, ar ne? Aišku, tie, kurie nėra dirbę, ir pas kuriuos ten yra daugybė baimių, daugybė ten dar visokių programų, nepilnavertiškumo, ten autoagresijos, visokių kitokių, ar ne, suprantat apie ką kalbu, ar ne, tai kalbu apie tą vidinį darbą, blokai visokie pasąmoniniai, ten traumatika, vaikas neišgydytas ir taip toliau, šeimos ten visokia karma, visi tie tradiciški dalykai, manau jau, mano auditorija, tos dalykus suprantat. Ir kai tu vėl išgyveni tuos dalykus, kažkokius neaiškius, kas dirbot su tais dalykais, jūs matėt, kad stabilizuojasi būsena, ar ne, kad tu jau pajauti, kad tu jau pripranti, ypatingai tie, kurie supranta, kad su būsena reikia dirbti ir kad mūsų būsena įtakoja realybę, mintis įtakoja mūsų jauseną, ar ne,
tu supranti, kad tai yra svarbu, tu fokusuojasi tai. Ir vat, kai aš taip gyvenau ir mano didžioji dauguma klienčių, pas mus tikrai tos vidinės būsenos jau buvo tokios stabilios. Nu, ten išlenda kartais koks vidinis tarakonas ar ne, kažkoks tai veidrodis atspindintis tavo dar kažkokią seną programą. Bet visumoje jau ta vidinė ramybė, toks lengvumas, džiaugsmas, jisai jau tokia buvo pakilėjimas toks vidinis, toksai bazinis kasdienos, kaip pasakyti, nu, normali būsena, kai tu gyvenai. Ir dabar aš matau, kad daugelį vėl iš tų būsenų išmuša ir netgi ir pas mane pačią nėra visai taip, kad būtų. Taip aš dar jaučiu kartais tokių dienų dabar, nu aš suprantu, kodėl tai vyksta, nes toks vyksta pertvarkymas, kad iš vis išvesti mus iš tos kontrolės programos. Todėl aš kartais, pavyzdžiui, pastebiu, kad pas mane būna tokios stipriai nedarbingos dienos, tokios, o kitos dienos būna labai labai darbingos. Vat nu to tokio stabilumo, nu kaip jau ir nelabai jaučiasi. Gerai, ir visus šitos dalykus, kodėl aš kalbu ir dar nekalbu apie intuiciją, nu tai yra tokia įžanga, kai susiję šitie dalykai. Ir dabar, kai mes išgyvenam tokį tikrai nepaprastą etapą, aš noriu, kad jūs dar kartą suprastumėt, kad tai nėra apie kažkokią vieną, vat kažkokią jums išlindo, vat kažko bausmė, kažko jūs nepradirbot, kažko nesupratot. Tai mes dabar pragyvenam kolektyviai. Aš kažkodėl nematau, gaila jūsų komentarų, bet labai norėčiau, kad jūs tą parašytumėt, vat, merginos, nu kas matot, kad vat, kažkokios būsenos jų netokios, gal matot savo, kaip pasakyti, artimųjų, vat irgi tokias besikaitaliančias nuotaikas, ar ne, pavyzdžiui, ten iš pradžių būna tokių labai daug idėjų, norisi viską padaryti, atrodo idėjos, daugybė ateina, o po to viskas, atrodo nebe. Čia nesąmonė, arba ten vėl kažkokie irgi dalykai, nu, vat pas ką taip yra? Kas jaučiat, kad jau va tas prasidėjo? Pakomentuokit. Labai įdomu, norėčiau labai sužinoti. Gerai, ir tada va šitame etape, ar ne, kuris ir taip jau nėra mums lengvas, ir jeigu tu jau ir esi išgyvenus ir praeitį, ar ne, įvairias patirtis, tokias sunkesnius karminius dalykus, ar ne, daugybę laiko skyri tam vidiniam darbui, kai jau tu atrodo, nu pagaliau tu gyvensi, viskas susitvarkys ir vėl kažkokie tai, ar ne, fragmentai byra į fragmentus, vėl kažkoks vidinė suirutė, vėl kažkoks chaosas, nesupranti. Vat būtent dabar, šiuo metu, aš ne veltui paėmiau tą temą intuiciją. Žiūrėkit, nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai nenoriu, nesvarbu, kad jau ir amžiuje esu, bet aš nenoriu save sumažinti, aš nenoriu vat sėdėti ir kad gyvenimas mano praeitų, va taip, kaip bus, tai bus. Aš nenoriu. Aš noriu dar, esu pilna planų, turiu svajonių, vizijų. Ir aš noriu pragyventi ir savo tą realybę kurti tokią, kaip pasakyti, kad jinai būtų su pakilėjimu, kad jinai būtų su džiaugsmu, su lengvumu, laiminga, ta prasme būti, ar ne, save realizavusi. Mumise daugybė to potencialo. Ir mes labai esam dėja įpratę, nu, pagal tą, ar ne, kaip mus formavo visas tas sociumas, nes visi taip gyvena. Tiek daug fokuso į pinigus, tiek daug laiko uždirbimui, ar ne, daugumai atrodo, vat būtų daug pinigų, viskas čia išsispręstų. Deja, taip nėra. Todėl, kad mes tikrai galim daug ką ir turim padaryti pirmiausia vidiniuose dalykuose. Ir dabar tam, kada mes įkvojam tiek daug laiko, kiek daug savęs dedam, vat žiūrėkit, jūs pastebėt, kad jūsų gyvenime buvo tokių etapų, kada viskas tarytum labai lengvai dėliojasi. Ir būna tokių etapų, kada viskas eina tarytum per tokį sunkumą. Ir va čia yra tokie dalykai, kai mes koją statėm ir ėjom tuo keliu, kur mus intuicija kvietė, ar kai mes nuėjom per loginį protą. Vat prisiminkit, duokit savo laiko prisiminti. Va tokius atvejus, kada jūs girdėjot, kada intuicija sakė, nedaryk taip. Jau ir tai galėjo būti apie santykius poroj, apie veiklą, apie kažkokią emigraciją,
apie tam tikrus sprendimus, ten gal būstą pirkti, su tam tikrais žmonėm bendrauti, ar ten verslą daryti, ar ne, ar galbūt į kažkokius mokymus eiti, vat kada intuicija jums šnibždėjo, nedaryk to. Vat pavyzdžiui, ir suprantat, vat kai tu jos negirdi, tos intuicijos savo, tu eini tuo keliu, kuris yra sudėtingas. Nu, aš taip mėgstu sakyti, tokiu šunkeliu eini. O kada tu girdi savo intuiciją, intuicija tai kas yra? Mūsų sielos kalba, mūsų va tos išmintingosios dalies kalba. O kai logika rulyt ir mes negirdim, tada viskas eina per va tą prizmę. Sunku. Vat, nu, prisiminkit, pasidalinkit kažkokiais savo situacijom. Aš pasakysiu, pavyzdžiui, pas mane kokie buvo dalykai. Senai dar ten gal 2000 kažkokiais ten 7 metais, 8. Aš pajutau, kad mano gyvenime, nu, toksai atėjo etapas, vat kada, nu, tokia rutina jau pradeda, nu, kaip pasakyti, liaudiškai, nu, užknyst. Kada tu matai, kada tau norisi kažko tai tokio daugiau, kažko tai tokio skanesnio, vat ypatingai tokio globalesnio, ar ne?